Šiame video kalbėsiu apie 16 energiją. 16 energija yra bokštas. Iš tikrųjų tokia labai stipri energija, griaunanti. Griaunanti, ko nesugriovė 13 energija, mirtis, tą sugriaus 16 energija, bokštas. Ir jinai apie griovimą būtent senųjų programų, ego programų. Tas griovimas veda į nušvitimą. Tai yra toks dvasinis, pagreitintas dvasinis kelias. Kas turi matricoje 16 arkanus ir jeigu ir ne vieną, tai reiškia, kad žmogaus gyvenimas yra pakankamai toks nelengvas, yra nemažai užduočių su žvaigždute, nes šitą energiją turi tokią užduotį sugriauti seną ir kurti naują. Griauna viską, kas susijęs su tamsiaja ego pusė. Gali labai skaudžiai naikinti. Kuo žmogus toliau nuo dvasingumo, tuo stipriau jinai griauna ir iš tikrųjų tai būna pakankamai fatališkos, tragiškos situacijos ir kurios labai staigiai tiesiog apverčia pasąmonę arba su laiku priveda prie to, kad reikia kažkaip ištaisyti psichiką ir tai rodo, kad siela pasirinko tokį kelią labai greito nušvietimo. Tai reiškia, kad labai daug sluoksnių jinai turi pradirbti šiame gyvenime. Kartais sielos ateina, pasirenka, pavyzdžiui, pradirbti kažkelis savo praeitus gyvenimus, o kai kurios praktiškai visus savo gyvenimus, svarbiausius praeitų gyvenimo etapus. Tai iš tikrųjų pakankamai stipri, labai vertinga, nors iš tikrųjų gana sudėtingai yra susidurti su tos energijos būtent griaunančiais įvykiais. Šitas žmogus yra ganėtinai neprognozuojamas, toks šturmuotojas, nes turi labai stipraus tokio užtaiso būtent keisti negailestingai. Ir tikrai tas žodis, negailestingai yra labai tinkamas čia, nes tikrai situacijų pasitaiko tokių tikrai neeilinių. Šitas žmogus, turintis energiją, dabar retai būna statiškas ir ramus, jam reikia visą laiką pokyčių. Aišku, minuse gali būti ir tokių visiškai lėto pasireiškimo, sulėtėjimas, tiesiog iš baimės, toks visiškas pristabdymas, taip sakant. Jam pastoviai reikia pokyčių, bet jisai labai ištvermingas, be galo ištvermingas, kadangi tik tai tokio stiprumo dvasiai gali duoti tiek išbandymų, tai siela gali savo leisti praeiti labai daug išbandymų, egzaminų, išvalyti savo pasąmonę ant tiek stipriai, tik tai turint be galo didelę ištvermę, tai yra dvasios stiprumą. Atrodo, kad šitas žmogus gali viską atlaikyti, atrodo, kad jisai gali, nors jisai pradžioje gali neįvertinti to, bet paskui praėjus tam tikram laikui, jisai pamatys, kad jisai be galo ištvermingas ir daug kas galėtų neištverti viso to, ką jisai ištvėrė. Jam atrodys, kad likimas jį išbando, kad jam kaip niekam kitam pasisekė kableliuose su savo likimu. Čia toks Feniks
paukštis, kuris atgyja. Jam reikia kažkokios krizės, kad vėl atgyti ir vėl atgyti su nauju stiprumu, su kiekvienu išbandymu jis tik tai stiprėja, stiprėja, stiprėja ir jam reikia tą savyje pažymėti, kad jisai stiprėja, tik tai tuomet jisai gauna tokią savivertę, jo savivertė turėtų augti tuo metu. Nemažinti tos savivertės, negalvoti, kad aš čia auka ir man tai blogai yra, bet su kiekvienu išbandymu, su kiekvienu praeitų sunkesniu etapu, savo tiesiog uždėti varnelę, aš esu stiprus, aš įveikiau, mažai kas taip galėtų viską atlaikyti kaip aš. Jo jėga yra patvarume ir kantrume. Tai aš vadinu tokius žmonės kaip tankai, jie viską ištveria, gali nusileisti iki dugno ir gal jiem ir reikia nusileisti iki dugno, tiesiog jie turi patvarumo, tiesiog nusileisti iki dugno ir paskui atsispirti ir eiti aukščiau. Pas juos yra taip užprogramuota, kad sunkumus galima praeiti tik tai per krizės. Tiesiog taip yra užprogramuota. Realiai gyvenime, jeigu paimti dvasinį lygį, pakanka tik tai ketinimo kažkaip pakeisti gyvenimą ir gali pasikeisti, bet būtent 16 jisai tiesiog uždėjo savo tokį užduotį pakentėti ir išvalyti maksimaliai ir su kažkokiom tokiom nelengvom pasiekmėm. Bet iš tikrųjų pliusė tai labai labai stiprus vedlys. Tai yra eksperimentatorius, labai drąsus, ryžtingas, nuolat save tyrinėja, tai yra lyderis. Pliusė tai yra tikrasis lyderis, kuris nieko nebijo, visiškai neturi baimių. Tai žmogus be ego, kai yra pliusė, kai subalansuota yra ta energija, kai jisai praėjo savo matytas užduotis, jisai yra kalnas, kurio tikrai nenuversi ir jisai be galo patikimas ir nuolat tyrinėja ir jeigu 16 energija yra pašaukime, tai yra tiesiog mokinti žmonės griauti savo senus įsitikinimus, ego ir nesilaikyti kažkokių senų programų, griauti viską, kas atgyveno, viską, kas nereikalinga ir tiesiog kurti naujai, statyti kažką. Statyti galima tiesioginė ta žodžio prasme, labai tinka čia statybos. Statybos, griovimas, pastatymas, tokiam nedvasinėme lygyje tikrai va šitas dalykas tinka. Minusė gali būti tiesmukiškas, negalvoja, kaip gali sužaloti kitus, žeisti, toks gali tiesiai į kaktą viską pasakyti, gali būti labai griežtas, bet ir sakau, dar vienas minusas gali būti toks tingus, lėtas, toks pasimetęs, nesupranta kur eiti, įžeidus, gali neįvertinti savo pajėgumą, kur yra minusė tokiam, kur toks ryžtingas, kur yra daug energijos, tai tada gali neįvertinti savo pajėgumo, kažką sugriauti, pridaryti, pridirbti. Šeimoje ir šiaip žmonių rate sociume gali būti kaip tiranas, ypatingai šeimoje, nes šiaip su šeimos nariais lengviausia savo tokias tiraniškas savybės pasireikšti. Tai ganėtinai tokie spaudžiantis, lopinantis, nori kaip jisai, gali provokuoti kažkokį sugriovimą, sunaikinimą ir net ir psichikos čia irgi yra tame, gali būti ir žmogaus kažkoks sugriovimas, sunaikinimas. Čia gali būti nuo tokių tiesioginių kažkokių sunaikinimų iki psichologinių,
Tai tas tiesiog minuse gali pasireikšti agresija taip pat, egoistiškumas labai labai toks stiprus, į save orientuotas žmogus. Visi procesai tokie pagreitinti, greitai, reikia kažką daryti, kažkur kažką veikti, jeigu tokiam pasyviam, aktyviam moduse, kai žmogus labai daug turi energijos. Neslepia savo jausmų ir to ryžto, o būtent eina su juo ir kažką bando daryti. Ir šiaip pokyčiai yra per krizės, nes stipriai laikosi už seno. Ir jam būtinai reikia kažko, jo psichikai tiesiog reikia praeiti kažkokią krizę, išgyventi kažkokią sunkią situaciją, tik tai tuomet jam prašviesėja ir tada pasidaro kažkaip kitaip, prasiplečia jo pasąmonė, sąmonė. Ir realiai pokyčiai staigus, labai rimti ir orientuoti į dvasingumą, jie būtent su šita energija įvyksta. Ir jeigu yra matricoje didžiausiuose taškuose, labai tikėtina, kad gali būti ir tikrasis nušvitimas, kai žmogus pasiekė savo kažkokios dvasinės savirealizacijos. Šiaip jisai yra emocionalus, arogantiškas gali būti ir gali sunkiai atsigauti nuo streso minuse. Tai jeigu pliuse jisai labai greitai atsigauna nuo streso, kaip Feniksas, kaip ir minėjau, tai minuse labai sunkiai. Jam visą laiką reikia savo uždėti kažkokį užrašą, kad viskas į gerą. Tiesiog, kad jisai žinotų, kad viskas į gerą, kad tas yra reikalingas, jisai pats pasirinko tokį ego griovimo būdą, jo psichikai tik tai šitas variantas tiktų jo sielai ir tai yra normalu, būtent jo atveju, ir jisai per tą užugdo labai labai stiprią valią ir dvasią. Persikėja visą laiką pokyčiai, pakilimai, nuosmukiai, praradimai, laimėjimai, viskas gali būti iš tikrųjų. Bet partneriui sakau, kad gali ir nepasisekti, taip atrodo, kad nepasisekė, bet realiai, kai praeina visus kartu tokius išbandymus, sustiprėja labai santykiai ir jisai gali būti tokia labai stiprioja atrama kitai pusiai. Ir santykiai žymiai sustiprėja. Taip, ir jisai moka apsaugoti savo partnerį. Ir su kiekvienu sunaikinimo atkūrimo ciklu, nes tai yra toks ciklais kažkas įvyksta, sąjunga ir ta partnerystė tik stiprėja. Šiaip šie žmonės maksimaliai yra atsiveria, pasitikė visatą, labai ryžtingi, sunkiose situacijose maksimaliai atsiveria. Jeigu kažkas panikuoja, kažkur pabėga, tai šitas žmogus tikrai žino, ką daryti sunkioje situacijoje, krizėje, konflikte, jisai susiims ir būtinai viską išspręs. Moka atsilaikyti, save paresursuoti ir kitiems padėti ir padeda priimti sunkumus ir šiaip, kai išeina jau į tą dvasinį kelią, tai jisai be galo stiprus vedlys, gali vesti labai didelį kiekį žmonių ir tiesiog jam niekas nėra baisu. Kas turi 16, irgi galite pakomentuoti, labai įdomu išgirsti, kaip jūs tą išgyvenate. Ačiū, kad klausote.